Labą dieną, labai smagu su jumis sveikintis pirmojoje Lietuvių kalbos akademijos laidoje. Tai mes pradedam ciklą, kurio metu kalbinsim įvairius lituanistinio švietimo atstovus ir su jais kalbėsime apie lituanistinį švietimą, apie vargus, kuriuos jie patyrė eidami į mokyklą, arba kalbėsime su mokytojais, kurie papasakos labai įdomių istorijų dirbant su vaikais besimokančiais lietuvių kalbos užsienyje. Tai šiandien man labai smagu, kadangi pirmoje mūsų laidoje mes turim Lietuvių kalbos akademijos sielas, tai yra Lietuvių kalbos akademijos šeima, tai yra Silvija Černiauskaitė, kuri nuo 5 klasės mokėsi lituanistinėje mokykloje, pabaigė lituanistinę mokyklą, tada tapo pati mokytoja, baigė mokslus Jungtinėje karalystėje, dabar tęsia mokslus Lietuvoje, dirba mokykloje ir labai daug susiduria su lituanistiniu švietimu. Taip pat turim Adrijų, kuris nuo gimimo gyveno Jungtinėje karalystėje ir jis visą gyvenimą iki 18 metų, kiek yra ir dabar, mokėsi lietuvių kalbą lituanistinėje mokykloje. Tai labai bus įdomu pasikalbėti apie lietuvių kalbą ir kaip jam sekėsi, kokie iššūkiai ir kokie džiaugsmai. Tai pirmiausia, norėčiau pakalbinti Silviją. Silvija, ar galėtum sugrįžti, dabar jau nežinau kiek metų, bet į 5 klasę, kai pirmą kartą atvykai į Jungtinę karalystę, jau mokėjai tikrai nemažai lietuvių kalbos, jau turėjai labai tvirtus pagrindus ir tada atėjai į lituanistinę mokyklą. Koks pirmas įspūdis? Visiškai skirtinga mokykla, ne Lietuvoje mokykla, bet Jungtinėje karalystėje, Londone. Koks tas pirmas įspūdis? Išsigandai, labai patiko, gal galėtum daugiau apie tai, apie tuos pirmuosius žingsnius? Tai sveiki visi. Na, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie būtent lituanistinę mokyklą, tai atėjus labai nudžiugau, nes tai buvo bendruomenė, tai buvo kažkas šilto, jaukaus, tavo gimtoji kalba, visi žmonės savi. Ir tai sukurdami tą visą jaukumą, dar labiau tik man padėjo pačiai jaustis užsienyje, gyvenant būtent Londone. Tada metai ėjo, kartu lankei vis lituanistinę mokyklą iki pat mokyklos pabaigos. Kokie didžiausi iššūkiai buvo? Dėl ko? Ar buvo tokių pamastymų, kad gal šeštadienis tikrai tingiu eiti, reikia anksti keltis, gal praleisiu dieną? Gal kartais tai ir būdavo tas toks, jau šiek tiek pavargau per visą savaitę, nes vis tiek nuo pirmadienio iki penktadienio tai ne anglų mokyklą, nuo ryto iki vakaro. Grįžti, nes dar kadangi kaip tik pradėjau pačius pirmuosius metus, tai mokiausi pastiprintą ir anglų kalbą, nes jos visiškai nemokėjau. Tai dėl to ir prailgintos tos klasės buvo. Tai šeštadieniais kartais ir atrodo patingi, bet kažkas tave stumia, nes tu žinai, kad vėl susitiksi su tais pačiais žmonėmis, sutiksi su mokytojais, kurie labai visada būdavo, tave skatina, motyvuoja būtent kalbėti lietuvių kalbą įvairiais būdais. Tai tiesiog buvo toksai kaip laukimas to šeštadienio, nes tu ne tas, kad eini dabar išmokti, bet tu eini į bendruomenę ir būtent per tą visą tą bendravimą tu ir pradedi išmokti tą lietuvių kalbą. Ar tas tavo patyrimas, buvimas kartu, buvimas bendruomeniai, ta draugiška aplinka, ar dabar tau duoda tokių pliusų dirbant mokytoją, nes vienas dalykas tu pati supranti, ką mokiniai jaučia, kitas dalykas tu pati žinai, kaip sunku yra kartais atsikelti, prisiversti ir eiti, nes kiek žinau, tikrai esi labai mylima mokytoja ir daugiausia vaikų nori į tavo klasę eiti ir taip toliau.
Tai galbūt čia ir yra tas tavo pačios patirtis, buvimas tame ir tada toks jau iš patirties bendravimas? Tikrai taip, nes manau, kiekvienas žmogus per tą visą patirtį susikaupi tam tikrą bagažą, kur po to ir pritaikiu pats savo gyvenime. Tai kažkiek taip ir jaučiu, kad yra tai pašaukimas, bet taip pat jeigu nebūčiau lankius lituanistinės mokyklos, tikrai, manau, skirtųsi daug kas. Nes aš tikrai juos pati jaučiuosi geriau suprasdama vien tuo, kad turi būti ir jausmas, turi būti ir emocija, turi būti ir motyvacija, kad vaiką ne tik išmokinti lietuvių kalbos, jo gimtosios kalbos, bet ir kad ateitų, jisai tą būtent šeštadienį atsikeltų anksti ryte ir važiuotų. Ir netgi mes dabar turime tokių pavyzdžių, kai išsikrausto toliau gyventi, 2 valandos netgi iki Londono važiuoti į mokyklą, bet jie pasišventę yra atvažiuoti ir ateiti į pamokas šeštadieniais. Kaip manai, kas galėtų padaryti didžiausią įtaką vaikams mokytis? Ar tai puiki mokykla, sakykime, labai puikios patalpos, patogi vieta, ar tai tėvų motyvacija, ar tai puikus mokytojas uždegantis, ar tai būtent bendruomenė ir papildoma veikla? Aš gal nei vieno neišskirčiau, nes tai ir yra visas tas toksai kaip mišrainė, ar ne, kuri supa tą vaiką. Tai tiek vienos dalelės iš to reikia, kitos dalelės iš to reikia, kad tas visas miksas ir apsuptų tą vaiką. Tai dar pakalbėsim ir apie tėvus, tačiau dabar norėčiau pakalbinti Adrijų. Adrijau, tau dabar ką tik visai netrukus bus 18, taip? Taip, tikrai. Ir tuos visus metus nuo kūdikystės gyvenai Londone, Jungtinėje karalystėje. Lituanistinė mokykla buvo prievolė ar džiaugsmas? Kažkiek abudu. Tikrai buvo ir daug džiaugsmo už to, kad išėjo, išmokau tą kalbą su kitais lietuviais kalbėti ir net kaip eidavau į krepšinį, ta prasme, kad tarpusavy yra tokia sujungta kultūra, ta kalba, ją naudojasi, kiti nesupranta, kartais slaptai kalbi, ta prasme, identiteto didelė dalis ta kalba, bet tuo pačiu, ta prasme, kaip kasdien stengiasi mokykloje, nežinau, ar ten su gamtos mokslais, ar bet kuo. Viską angliškai mokaisi ir bandai apie tai, sakykime, apibūdinti tėvams ar draugams. Ir lietuviškai nesugebė, nes tų žodynas biškai skiriasi. Kaip mokykloje mokiniesi, tai gal labiau klasikinę literatūrą ar istoriją Lietuvos. Ir ne visada gauna, kad tų specifinių žodžių išmoksti taip greitai. Tai kartais būna beveik tokių jausmų karas vidinis, nežinau kaip apibūdinti. Norėčiau paklausti labai tokio įdomaus klausimo. Kaip tau atrodo, jeigu tu nuo tos kūdikystės būtum neėjęs į lituanistinę mokyklą, nesimokęs lietuvių kalbos, mokęsis vien anglų kalbą, ar tu būtum tas pats žmogus, koks esi dabar? Tai nuo mažens net nebūčiau lietuvių mokęsis. Ne. Tai trumpas atsakymas, tai žinoma, kad būčiau kitoks žmogus, viskas skirtusi. Specifiniai spėju, kultūra, moraliniai principai būtų galbūt didžiausias skirtumas. Išmoksti tiek daug apie tradiciją, ką reiškia laisvės su mūsų ir kalba, ir istorija, ir ta prasme, bet to aš nežinau, ar tas vertinimas, tos laisvės supratimas būtų toks pats, tikrai nemanau. Ir daug labai aspektų skirtusi, ta prasme, mano dabar, kaip galvoju apie save, kas aš esu, savąją identitetą, tai labai daug sudaro vien tik tas, kad aš esu lietuvis. Be to, aš tiesiog gyvenu, mokausi Anglijoje ir turiu draugus, kurie kalba angliškai. Ir dabar iš tų mažų detalių, fragmentų beveik susidėstyti visą personažą kažkaip sunku įsivaizduoti. Tai
Nežinau, ant kiek tas skirtumas būtų, kas aš būčiau, bet kad kitoks žmogus būčiau, tai čia aišku, kad taip. O kaip tau atrodo, koks didžiausias būtų tavo praradimas, jeigu tu nemokėtum lietuvių kalbos? Oho. Ne, kažkaip daug dalykų yra, nežinau, kad vienas specifinis Tai gali kelis didžiausias. paminėti, nebūtinai vieną. Nu tai kaip minėjau, ką tik ta prasme per kalbą, bet labiau istoriją, tas, nežinau, laisvės supratimas ir ką reiškia išlaikyti tėvynę ar kultūrą. Ta prasme specialiai kaip gyveni Londone ir tiek daug žmonių gal nuo globalizacijos ar šiaip čia biškai praranda tą kultūrą, nes jie savąją tą kultūrą susimaišo su tokia sujungta viso pasaulio ir žmonės nelabai žino, kas tai aš savo kraujyje, ta prasme praeitie. Tai spėčiau, kad supratimas to, kad kas aš esu, iš kur aš atėjau, ką mano proseneliai veikė, kur jie gyveno, turėti tą supratimą, man atrodo, yra labai svarbi dalis manęs. Labai daug sudaro, apie ką aš mąstau, kaip aš mąstau, kas aš galvoju, kad aš esu, kas aš būsiu, ką noriu, kad mano vaikai ateityje būtų. Tai spėčiau, čia būtų vienas iš tų didžiausių, bet tuo pačiu su kalba, nežinau, aš kaip daug rašau, tikiuosi būti rašytojas, tai man ta kalba labai išsireikšt duoda. Kažkaip man lietuvių kalba yra labai daug su jausmu ir išsireiškimų pilna, o anglų man kažkaip biškai skiriasi su to. Tos emocijos nėra tokios stiprios, jos pats turi paryškinti, o kaip kažką sakai, frazą lietuviškai, nežinau, gal kad natūraliai pirma kalba mano buvo, bet gaunasi, kad tas išsireiškimas daug stipresnis. Nelabai galiu į žodžius sudėstyti, reikia pačiam būti ir kalbėti, kad suprasti, apie ką aš kalbu, bet nors mano gyvenime yra toks skirtumas tarp tų kalbų. Jeigu žmogus atvyksta, jaunas žmogus, mažas žmogus į bet kurią užsienio šalį, ką tu galėtum pasakyti arba jam pačiam, jeigu jau jis nuovokus, arba jo tėvams, kodėl verta mokytis lietuvių kalbos, jeigu gyveni užsienyje? Kokie pagrindiniai argumentai? Dėl ko verta? Dėl ko verta? Todėl, kad žinai, kas tu esi. Kaip jei tu nesimokai savo kalbos ir sumažini tą ryšį su savo praeitim, istorija, tai tada gaunasi, kad tavo visa kultūra, identitetas tapo, kur tu gyveni, to šalies. Tai nors ir taip čia yra tavo dalis, jie tampa viskas, kas tu esi. Ir tu prarandi tą beveik savąją, nežinau, jausmą, identitetą, nenoriu kartoti tą patį per tą patį, bet tai yra labai didelė dalis tavęs. Ir kaip tu to neturi, tai tu tampi visai kitas žmogus. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu išlaikyti ne vien todėl, kad kažkas tau sako, o todėl, kad tu kitaip mąstai apie pasaulį, supranti daugiau, nes turi tą didesnį pajautimą? Ne požiūrį, bet ta prasme, kad platesnį požiūrį į viską ir turi, kad ir, kaip minėjau, moraliniai principai iš kitų pusių gali žiūrėti į tai, ar šiaip kultūriniai principai, pasitikėjimai, kaip tu turi daugiau supratimo apie pasaulį, tai tu ir kitaip mąstai ir protingiau, norėčiau sakyti, beveik supranti tuos dalykus, tai kalbą antrą išlaikyti specialiai savo tėvynės, tai man atrodo yra didelė atsakomybė. Ką tu pasakytum tiems vaikams, mažiems, paaugusiems paaugliams, kurie jau pavargo eiti į lituanistinę mokyklą, kurie iš tikrųjų nelabai nori ryte keltis, kurie toli gyvena, sakykime, ir jiems tikrai sudėtinga atvažiuoti, daug laiko užtrunka. Ar tu turėtum jiems kažkokių tai motyvacinių, sakykime, argumentų, galėtum kažkuo pasidalinti, gal savo istoriją, kaip tu ėjai, nors ir, sakykime, kartais ir sudėtinga buvo. Tai viskas, kas yra, sakyčiau,
kažko vertas gyvenime nebus lengva. Visada bus sunku. Nesvarbu, ką tu nori pasiekti. Tai ir čia vien tik kalbą išmokti, ir net kažkokią karjerą specifinę turėti, visada bus sunku. Tai vien tik todėl, kad kažkas yra sunku, nėra priežastis, kodėl tu turėtai pasiduoti, tingėti ir pasakyti, ne, geriau neisiu. Specialiai, jei jau kažkaip prarandi tą norą eiti į mokyklą, tai ir jau tikrai neisi, tai sakyčiau, mažiausiai pradėk skaityti. Nes iš pradžių bus sunku, nesuprasi visų raidžių, išsireiškimų. Nebus lengva, bet pro to, kai pašoksi, pradėsi jau normaliai suprasti tuos tekstus. Ir čia gali skaityti, čia tik mano pasiūlymas, ta prasme, ar fantazija, bet kas tavo įdomu. Bet jei ta kita kalba pradedi skaityti, tas skaitimas smegenys, kai vystosi, labai padeda tą kalbą giliau suprasti. Tai kad ir jei jau neini tą lituanistinę mokyklą, nors skaityti siūlyčiau, bet vis tiek, lituanistinė mokykla pradeda išgyventi tai kultūrai. Ir aš nelabai matau, kodėl norėtų atsikratyti tėvynės ir kultūros, kai tai gali tau tikrai padėti plėtinti gyvenimo požiūrį ir daugiau suprasti apie pasaulį. Tai jei yra tokios galimybės, sakyčiau, jų nepamiršk. O tau pačiam, kas buvo didžiausia motyvacija kalbėti? Ar tai buvo, kadangi pats esi stovyklų aktyvus dalyvis, dabar jau ir vadovas, tai vasarom stovyklos, mokyklose, taip pat kaip mokėsi mokykloje, įvairūs papildomi užsiėmimai, susitikimai su draugais, knygų skaitimas ar pokalbiai su seneliais, buvimas Lietuvoje. Kas buvo pati didžiausia motyvacija, dėl ko tu darai? Kas tave motyvavo ir galbūt kas galėtų ir kitus motyvuoti tavo pavyzdžiu? Pirmiausiai motyvavo tai mamos grįžtumas. O taip, iš tikrųjų, tai, nežinau, gal juokingai nuskambėjęs, bet tas, kaip išgirdi tarp tėvų pokalbį, gal apie politiką ar kažką, ar tu dar vaikas pilnai nesupranti net, ką tie žodžiai reiškia. Tai kažkaip toks noras buvo sugebėti tai suprasti ir apie tai kalbėti. Tai tokia juokinga motyvacija buvo suprasti, ko aš negaliu suprasti. Bet šiaip tai sakyčiau vien tik tas, kad grįžti kas vasarą, aš grįždavau pas močiutę į sodybą. Ir per 2 savaitės kokias atsistato, ar jau pilnai beveik atgauni tą kalbą, kad ir kažką pamiršti. Tai man, kai buvau vaikas, kažkodėl vynuogė. Buvo toks žodis, tiesiog visada pamiršdavau, kaip sakyti vynuogė, ir po tų 2 savaičių vasarą jau atrodo visą vasarą atsiminsiu. Tai ta prasme, nenorėdavo turėti tų 2 savaičių vėl mokaisi, viską atsimint. Norėdavosi iš karto visada turėti beveik tokią galę, kad aš turiu savo antrą, bet iš tikrųjų pirmą tėvynės kalbą ir aš ją galiu naudoti bet kam. Tai skaityti, kalbėti su kitais, plėsti ją tarp pasaulį ir kažkaip, nežinau, kaip ta kalba sudaro tiek daug laiko ir svarbę dalį tavęs, kažkaip natūraliai nėra net motyvacijos, tiesiog instinktyvus noras ją kalbėti. Tu dažnai kartoji, kad tai yra tavo tėvynės kalba, tėvynė. Labai dažnai tie vaikai, kurie jau nuo kūdikystės praleidžia kitoj šalyje, gimsta kitoj šalyje, jiems tai yra negimtoji, jiems tai yra paveldėta kalba. Ar tu lietuvių kalbą identifikuoji kaip savo gimtąją kalbą? Anglų kalba tau yra antroji kalba? Taip, logiškai ir identifikuoju taip, bet tuo pačiu nežinau, viskas, kas sudaro šeimą ar tą beveik kaip vidinę dalį, aš kažkaip susiskirstau, kaip čia yra lietuvių kalbos dalis, o viskas, kas iš tai išėję, ar mokslas, nežinau, ta akademija, tai čia jau man beveik su anglų kalba, vien tik todėl, nes aš mokiausi viską angliškai, išskyrus lietuvių kalbą. Tai nelabai žinau, kaip pilnai atsakyti į klausimą.
Taip, mano gimtinė kalba yra lietuvių. Gimtoji. Gimtoji, atsiprašau. Tai labai norėčiau paklausti irgi panašių dalykų apie motivaciją. Mes jau kažkiek truputį tai palietėm. Viena iš tokių turbo motyvacinių dalykų, kiek aš pati matau ir klausiu ir kalbu su vaikais, tai yra stovykla. Ir Silvija yra pasaulio Lietuva stovyklos vadovė, kūrėja, organizatorė ir žodžių siela. Ir ta stovykla užkuria labai daug. Ir tikrai turim ne vieną pavyzdį, kai atvykę į stovyklą vaikai nemokėjo kalbos, jie po to pradeda mokytis, susiranda draugų, yra poreikis kalbėtis. Kaip tu manai, ta stovykla iš tavo matymo, iš tavo perspektyvos, ką ji duoda vaikams, vien tik tai pabuvus tenai ir ką ji gali duoti tėvams? Tai iš pradžių gal sugrįžtant, vat irgi kalbam apie tą motivaciją, ar ne, tai labai daug kas lemia ją būtent grįžtamasis ryšys. Ir pasaulio Lietuva jau ne pirmi metai, kai aš tą rezultatą matau. Ir tikrai išdrįsiu pasakyti, kad duoda labai daug, begalę dalykų ypatingai vaikui, tiek ir jų tėvams. Ir tai netgi išgirstu irgi per tą būtent grįžtamą ryšį, kai tiesiog praeina beveik jau metai po stovyklos ir parašo būtent tėveliai tų vaikų ir rašo ilgiausius laiškus, kokie jie dėkingi, nes vaikas grįžęs susidomėjo šeimos istorija, susidomėjo būtent tėvynė, kas ji yra, susidomėjo netgi būtent tai žmonėmis, giminaičiais, kurie gyvena Lietuvoje ir nori aplankyti. Tai manau, tas ir parodo, kad jie išsiveža labai daug, nes jie išsiveža bendravimą, bendradarbiavimą. Netgi aš neseniai praeitą savaitę gavau laišką, kaip iš Amerikos, iš Vašingtono parašė mums būtent mamytė vieno stovyklautojo, kad jis vis dar su būtent iš Airijos mokinė vis dar jau virš metų bendrauja, o būtent ta mamytė būtent tapo pačios geriausios draugės su tos merginos mama. Ir nesvarbu, kurioje tu šalyje esi, bet tave jungia kalba. O pasaulio Lietuva ir yra būtent parodyti tą mūsų kalbos skambesį, kokia ta Lietuva graži ir tikrai parodyti, kad mums reikia žinoti, iš kur mes esam kilę. Tai iš tavo to tokio pasakymo labai girdisi bendruomenė, buvimas kartu, turbūt atrasti bendri kažkokie dalykai, patyrimai. Tai ta stovykla ir yra apie tai, ne apie nosinių raidžių mokymasi, Taip. Ne apie gramatikos mokymasi, ten iš viso kalbos mokymosi tokio formalaus net nėra. Ten yra draugystės, potyriai, įvairios veiklos, komandinis darbas, tai yra įvairūs lyderystės ir komunikacijos mokymai, kai visi kartu gali padaryti kažką. Tai yra labai puikus pavyzdžiai žmonių, herojų, kurie atvažiuoja, pasidalina savo istorijomis. Įkvepiančiomis, taip. Ir man atrodo, kad tas labai motyvuoja ir norisi tęsti tą veiklą, tą darbą, tą buvimą lietuvių kalboj, toliau grįžus mokytis, nes tu susirandi puikių draugų. Būni toj aplinkoj, kuri tave tikrai paverčia tokiu tikru lietuviu, žalioj gamtoj, lietuviškas maistas, ką girdžiu iš vaikų labai dažnai. Kaip tau atrodo, ar įmanoma būtų tą tokią motyvacinį, tą užtaisą, tokią aplinką padaryti ir toje šalyje, kurioje gyvena vaikai? Galbūt ir įmanoma, bet manau labai sudėtingai, nes pas mus atvažiuoja vaikai iš viso pasaulio. Tai jiems tas galbūt ir barjeras yra
važiuojant kažkur ir kalbant lietuvių kalba, nes galvoja, mane kritikuos, manęs nesupras, man gal sakys, tu neteisingai kalbi ir tai sustabdys. Jų šalyje, neaišku, priklauso ir nuo bendruomenės, nes kai kurios šalys tikrai yra gan stiprios bendruomenės ir jos yra įkvepiančios, bet būtent vaikai atvažiavę, jie yra bendraamžiai ir jie supranta, kad ir toj šalyje susiduria su tais pačiais iššūkiais. Ir vien per tą buvimą kartu, jie supranta, aš ne viena šiame kelyje ir kad nesvarbu tos mini klaidos, kurias darau, ar ten mano stiprus akcentas, bet aš noriu jie kalbėti, aš noriu sužinoti, kas ta lietuvių kalba. Ir man dar atrodo, kad labai didelę įtaką daro pabuvimas Lietuvoje ir pajautimas tos lietuviškos dvasios, to Lietuviško oro, gamtos, žalumos, net ir lietaus, ir vėjo kartais, Tikrai bet taip. tiesiog pabuvimas toje aplikoje irgi labai labai duoda daug. Tai dar tada grįžtam prie mokyklos ir pati Silvija turi labai keletą net klasių ir taip pat logopedinius užsiėmimus su vaikais. Koks būtų tavo patarimas tėvams, kai pritrūksta tos motyvacijos ir kai jau vaikas sako, nenoriu, rodo ten kažkokį labai fainą filmuką ryte ir čia važiuoti į mokyklą, arba ten, sakykime, noriu eiti geriau į tenisą ar tinklinį ar krepšinį, nes irgi tuo pačiu metu vyksta treniruotės ir reikia rinktis. Koks būtų tavo patarimas tėvams, ką daryti? Ar vis tik išlaikyti tą griežtą, kaip Adrius minėjo, mamos griežtumas buvo motyvacija, ar išlaikyti tą griežtą savo žodžių liniją, ar kažkaip kitaip vaikus įkalbinti, motyvuoti, kaip tu galvoji, ką daryti tėvams, nes labai dažnai tėvai tikrai yra tokių atvejų, kai pasiduoda, kai tikrai praranda viltį, ypač jeigu veža ir 2 mėnesius iš eilės vaikas mašinoje verkia ir aš nenoriu ir panašiai. Tai pirmiausia, tai manau, kad niekada tėvams nereiktų prarasti motyvacijos patiems, nes jie irgi turėtų suprasti tą svarbą, ką vaikas išsineš, turėdamas lietuvių kalbą, mokėdamas ją. Nes netgi statistiškai ar nekalbame, kad jeigu vaikas moka pilnai savo gimtąją kalbą, jis yra gabesnis, imlesnis, mokintis daugiau kalbų. Tai jam tik tais yra nauda. Tai aišku, priklausoma nuo šeimos, priklausoma nuo vaiko, kaip jis viską priima, bet manau, reikėtų tiesiog sudominti, atrasti kažkokį bendrą dalyką, kas sudomintų ir kuris tikrai motyvuotų važiuoti kiekvieną šeštadienį. Galbūt tai netinkama ir mokykla, ar ne? Nes vėlgi priklauso viskas, kaip ir kalbėjom, ir aplinka, ir mokytojas, ir visa kita. Tai išsiaiškinti tiesiog, kodėl mes nenorime, atrasti bendrą būdą, susidomėjimą ir būtent tą naudą tos lietuvių kalbos. Tai paieškoti kitų būdų, bet nenuleisti rankų iš karto. Tikrai taip. Pabandyti tęsti, pabandyti kitur, galbūt kažkokia kitokia forma. Mes, pavyzdžiui, Londone tikrai esame išlepinti, nes vien Londone turim šiuo metu 15 lituanistinių mokyklų, kur gali pasirinkti, kur eiti. Galbūt kažkuri bus šiek tiek toliau, bet santykinai tas pats miestas ir gali rinktis vieną etnokultūrinę pakraipą, kitą labai stiprią akademiškai, kitą su muzikinė pakraipa, sakykime, tai tikrai gali pasirinkti labai daug. Bet jeigu tavo mieste yra tik viena mokykla, ką daryti tada? Tai kaip tik yra, manau, yra privalumas, nes galima kartu kurti visą tą aplinką, galima duoti ir idėjų, galbūt tai yra tiesiog pokalbis prisėsti vienam iš tėvų, vaikui ir mokytojui ir pakalbėti, kodėl mes nenorime, ar ne, ir galbūt mes tai pakeisime visą tai.
Tėvai daug laiko patys, ar ne, daug duoda vaikui, tai daug laiko praleidžia su juo. Tai irgi kalbėkite lietuvių kalba, skaitykite knygas, jau ir tai daug įnešite. Man labai patiko tavo mintis, kad tėvai tada įsitrauktų į mokymą, nes tikrai tėvai gali ateiti į mokyklą, pasiprašyti, savanoriauti, prisidėti, kurti savo klasę ir galbūt įnešti kažkokį naują mokymo metodą, kurį naudoja namuose ir galbūt mokykloje jo nėra, ir tada taip pridėti dar vieną motyvacinį įrankį ir kitiems vaikams. Tai tikrai labai, labai įdomi mintis. Mes šiandien kalbamės Lietuvių kalbos akademijoje Londone, kur vaikai mokosi tikrai akademiškai, jie mokosi 5 valandas šeštadienį vien lietuvių kalbos. Lietuvoje vaikai per 5 dienas mokosi, tai po pamoką ar po kelias kasdieną, čia jie mokosi per šeštadienį. Nėra lengva. Tikrai pavargsta, nes bet kas ir suaugęs turbūt pavargtų, bet kai kurie turi tikrai labai labai tokią stiprią motyvaciją, nori, svarbiausia labai didelį norą mokytis ir stengiasi, puikiai kalba, puikiai rašo, skaito ir visa kita, bet dauguma šių vaikų pradėjo lietuvių kalbą labai anksti. Nes jie jau yra pagrindas, visas branduolys šių vaikų, tai yra iš lituanistinio darželio. Vadinasi, darželį jie pradėjo mokytis nuo 2 metukų, jau turbūt šeimoje kalbėjo lietuviškai, 2 metukų pradėjo darželį, lituanistinį, vien lietuvių kalba, visas režimas, auklėtos lietuvės, maistas lietuviškas, žodžiu, Jungtiniai Karalystiai nutupdytas lietuviškas, žodžiu, Lietuvos namai. Kaip manai, ar jų tokiems akademiniams pasiekimams dabar ir tokiai puikiai kalbai, ar tas ankstyvasis lietuvių kalbos pradėjimas turi tokią didelę įtaką? Tikrai taip. Nes kuo daugiau tos kalbos girdi, kalbi, tuo tik tais lengviau pačiam vaikui. Ar ne, lengviau ir jam išmokti. Nes lietuvių kalbos, jeigu pasižiūrėkime garsus, jie yra aštrūs, ar ne, jie yra sunkesni negu, tarkime, anglų kalbos, jeigu kalbame apie Londoną. Tai vaikui nuo mažens, girdint, kalbant lietuviškai, jam tik tai prideda tą vertę ir toliau padeda būtent mokintis ir akademiškai ir viskam, nes jis jau turi tuos įgūdžius nuo pat mažens. Aišku, vėlesniam amžiuje vėlgi tai įmanoma, bet tai reikalaus labai daug pastangų. Ir iš pačio vaiko tai reikalaus labai daug taip pat ir motyvacijos. Tai šiandien mes kaip ir jau baigiam su ta mintim, kad lituanistinė mokykla visam gyvenimui, nesvarbu ar pradėjai nuo 1, nuo 2 metukų, ar pradėjai nuo 5, nuo 15, bet ji turi būti tavo gyvenime, jeigu nori palaikyti kalbą, jeigu nori ją kalbėti, susikalbėti, jausti malonumą skaitant ir aišku, mylėti Lietuvą, pažinti kultūrą ir išlaikyti savo identitetą. Tai labai dėkoju tiek Silvijai, tiek Adrijui. Susitiksim kitoje laidoje, kitoje lituanistinėje mokykloje. Iki.